Labas merginos, na štai ir vėl aš su nauju filmuku. Šiandien galvojau, ką man reikia vėlgi nufilmuoti. Ogi sugalvojau, kad galima nufilmuoti tuštučių video. Ir iš tikrųjų, įsidėjau į tokį fainą daikčiuką, bet pasižiūrėjau, kad čia nedaug kažką turiu parodyti. Tai jau tikrai, manau, šiandien nebus labai ilgas video, bet tikėkimės bus įdomus. Tai va, nuo ko pradėsiu? Pradėsiu turbūt nuo šios puikios nuostabios priemonės. Gal šiek tiek matosi, kad jos yra, bet šiandien aš ją jau ir pabaigsiu. Tai micelinis valomasis vanduo iš Bioderma. Ir iš tikrųjų jis tai skirtas jautriai odai ir aš naudojau, man atrodo, mėlyną ar žalią. Čia tai rūžavas, bet yra toksai kitas pardavime. Tai jisai skirtas riebiai odai. Tai šitą naudojau todėl, kad man čia, nežinau, gal prieš kokius 4 mėnesius kažkokia nesąmonė atsitiko. Pradėjo čia va, tai tokia raudona dėmė atsirasti iš niekur niekaip nedingdavo. Tai aš galvoju, kad man netiko kažkas iš mano priemonių ir tai galbūt netiko makiažo priemonių valiklis. Tai aš tada greit nusipirkau šitą ir kažkaip man, sakyčiau, ganėtinai greit ir padėjo. Tai va, dėl to ir sakau, kad šitas labai geras dalykas. Tai va, galima nusipirkti Eurovai, kur galima nusipirkti. Ir kainos nepamenu, bet man jis tai labai patiko. Tai va, toliau iš tos pačios Bioderma serijos, o tai gal tas žalias buvo valiklis, yra kremukas. Pavadinimas Moisturizing Compensating Care Acne Pro Skin. Truputį aš jums priartinsiu. Tai čia mano antra pakuotė, kurią sunaudojau. Pirma man labai patiko, antra man jau ir nelabai patiko. Iš tikrųjų labai sunku iš jos paskutinius likučius išspausti, bet ir pastebėjau, kad man nuo šitos priemonės kažkodėl patepus veiduką, jinai pasidarė dar riebesnė. Tai va, tai nežinau ir man dėl to nepatiko. Toliau turiu. Rodžiau iš tikrųjų pirmajam savo video iš Avon Planet Spa serija su juodųjų ikrų ekstraktu, paakių želė. Žiauriai faina ir minėjau, kad labai įdomi spalva, vėlgi neatsukinėsiu ir nerodysiu, bet labai lengva konsistencija, iš ryto labai puikiai atgaivina po nakties pavargusius paakius. Tai va, taip atrodo. Ir man tikrai labai patiko ir nėra tenai taip brangu. Tada su veiduku dar turiu tušą. Tokį, va, štai 2 dalių, Max Factor, ir čia jau nusitrynęs labai tas pavadinimas, nelabai matosi kas, juoda spalva, ne, black, taip. Čia 2 dalių tas tušas, va, toksai, labai fainas šepetukas, ir toksai. Matos. Šitas kaip čia palaukit, tas antras ką daro? Dark Lacquer. Tai čia labai patamsina, o tas pirmas suteikia apimties. Iš tikrųjų geras dalykas ir jisai nėra atsparus vandeniui, bet nuimti šį tušą nuo akių, nuo blakstienų yra be galo sunku, tai dėl to man jis nelabai ir patiko, antrą kartą aš jau nepirksiu. Tada iš L'Orealio, čia irgi, man atrodo, jau pasitrynė, nelabai matosi, akių pravedimas keistas, nepatiko man tokia plunksnelė, bet labai sunku gražią plunksnelę pravesti, tai kažkaip aišku nesinorėjo daikto išmesti, vis dėlto pinigus kainuoja, bet, na, aš to rezultato tai ir nepamačiau darydama savo gražią plunksnelę, tai man ir nelabai patinka ir aš sakau, kad aš jo daugiau nepirksiu. Kitas dalykas, kurio aš net nepabaigiau, bet, na, aš jį ruošiuosi išmesti, nes jis jau visai nebetinkamas naudoti. Daug metų pas mane tupi mano kosmetiniai, tai kamgi tą vietą man užimti.
Jeigu jisai man netinkamas daiktas, tai išmesiu toks, koks jisai yra. Čia irgi tokia skysto pravedimo želė, kaip jisai dabar aišku visiškai neskystas, sukietėjęs, bet principas toksai, čia tarp kitko irgi iš Maybelline, ne, tas iš L'Orealio buvo. Tai principas toksai, kad tu paimi šepetėlį ir pašlapini ir į šitą priemonę įdedi ir jau viskas skystas eyelineris. Man labai nepatiko. Arba aš nemoku tiesiog jo naudotis, tai jisai čia visai jau ilgai stovi, jau nebetinkamas, tai metu daug. Labai fainas dalykas, matot, koks be pasiliko iš Isadora akių pieštukas. Tikrai labai fainas, dar jo šiek tiek turiu, tai tiesiog dar kažkiek bandysiu panaudoti, bet jisai irgi yra labai senas, tai nelabai jau taip tarnauja, kaip buvo naujas. Bet karts nuo karto, jeigu taip randu savo, ten turiu tokią dėžutę, kur susidedu visokius tokius pieštukus, ką čiumpu, paimu jį, tai tada ir panaudoju. Bet jau vis tiek laikas atsisveikinti, nes jisai nelabai gerai atlieka savo funkciją. Tada turiu plaukučių priemonę John Frieda Sheer Blonde. Dar šiek tiek, gal matosi yra, nedaug, bet man jau niekaip neina, gal kažkiek ir pasėmiau, bet visumoje tai jau viskas, nieko ten plaukam atrodo, jisai nebedaro, tai mesim lauk. Bet šiaip labai patiko priemonė, labai kvapas geras, bet brangokas, sakyčiau, galima rasti alternatyvų ir pigesnių, ir tikrai, kurie galbūt padarys geresnį efektą nei šis. Bet kas gali, galima ir pirkti, galima palaukti akcijų, šiaip pirkau Drogio. Tai va, ir tada naudoti. Ir paskutinė priemonė, kvepalai iš Avono Cherish Parisian Chic. Tai va, taip atrodo. Kvapas, nepasakyčiau, kad mano kvapas. Kažkoks toksai. Bet, kaip žinot, yra ir tų mėgiamų labai kvapų, yra ir neįtin mėgiamų, bet kai kažkur irgi reikia išeiti, iki parduotuvės, nori vis tiek įkvepėti, tai greit pasipurški ir eini. Tai kažkaip aš juos ir supurškiau greitai. Ir man iš tikrųjų Avono kvepalai tai labai patinka, bet kvepalai ne tualetinis vanduo, nes tualetinis vanduo vis dėlto tiek neišsilaiko. Bet kvepalai išties patinka, nes jie super gerai laikosi. Tai dėl to verta pirkti ir irgi nėra jie brangus, tai tas labai gerai, kad gera kokybė už prieinamą kainą. Bet šitas kvapas man neįtin patiko, galbūt kokiai mano mamai ir labai patiktų. Tai va. Ir ką mano didelė dėžutė, matote, yra tuščia, daugiau nieko neturiu, pasižiūrėjau vonioj, jau ant ribos turiu kelias priemonės, likę tiek iš tokios dėžutės, bet nenorėjau jau jums čia rodyti, nes atrodys, kad nelabai tuštutis daiktas ir aš rodau, kad aš jau jį pabaigiau. Tai va, tai kaupsiu tas priemonės ir tarp kitko dabar prisiminiau, kad vieną priemonę aš jums tikrai neparodžiau, įsidėjau į krepšį ir sakiau, kai jau sukaupsiu visus tuštučių priemonės, parodysiu. Tai teks jau kitą kartą parodyti, neišmesti tos priemonės. Tai va, ir šitą su jumis pasidalinti norėjosi savo asmeninę patirtimį naudojant šias priemonės. Galbūt jūsų nuomonė yra visai kitokia ir jums galbūt labiau kažkas patiko ar mažiau patiko, ką jūs irgi esat pačios išbandę. Bet tiesiog norėjau pasirodyti, kas man patiko, kas nepatiko ir su kuo šiandien atsisveikinu. Tai va, dabar noriu jums irgi palinkėti gražios dienos ir pasakyti ačiū, kad žiūrėjote, kad skirite man laiko. Jeigu jums patinka, paspauskite mygtuką like, jeigu nepatinka, gal nieko nebespauskite ir daugiau pas mane neteikit, bet kokiu atveju linkiu gražios dienos. Iki!